Geriamojo vandens istorijos miestuose pradžia – upės, ežerai, šaltiniai. Iš jų žmonės gėrė, čia pat prausėsi, girdė gyvulius. Viduramžiais miestiečiai už vandenį viešai tiekiamą mediniais vamzdžiais jau mokėdavo nemažus pinigus, dėl jo kariaudavo su kaimynais. Šiandien kokybiško geriamojo vandens tiekimas tai verslas, tyrimų ginčų objektas, kuriama moderniausia įranga tam, kad vanduo miestų vamzdžiais tekėtų kuo geresnis ir skanesnis. Šito vamzdynų vanduo ateina iš vandenviečių, žalias vanduo tai vadinamas. Mes jūs pavaišinsim jo ir pažiūrėsit, koks skonis. Šitam vandenį ir manganas, ir geležis, ir seros vandenilis dar neįsigaravęs. Prašom, sveikatą. O paskui mes jūs pavaišinsim išvalytą vandenį. Svarbu, kad bakteriologinės taršos nėra, tai galima gerti. Jūs tikras? Aš tikras. Garantuoju. Čia dar sugrįšime sužinoti, ar tikrai į mūsų miesto vandenį pilamas chloras. O dabar statistika. Beveik pusė Lietuvos geria vandenį tiekiamą miestų vandens tinklais iš čiaupo. Jo nevirina ir nenaudoja jokių filtrų. Patikrinsime šį faktą. Įprastas vidurdienis, vienas sostinės prekybos centras. Ant stalelių išrikiuojame 3 vienodas stiklinės, į kurias pilame skirtingo vandens. Numeris 1 – vanduo iš čiaupo, iš Vilniaus vandentiekio. Antroje stiklinėje iš lietuviško gręžinio, o 3 vanduo, kurio siūlome ragauti, brangiausias užsieninis. Ką rinksitės, kuris skaniausias? 1, 2, 3, bandymą pradedame. Žinote, man pirmasis labiausiai patiko. Atrodo, kad jis labiausiai skaidrus, labiausiai gyvas ir toksai, tiesiog jį norisi gerti iš visų tų 3. O žinot, kad jis yra iš čiaupo? Tai reiškia, mūsų čiaupas turbūt nėra vanduo čiaupė blogas. Šitas. Kuris? Pirmas. O šiaip vandenį iš čiaupo geriate pats? Visą laiką. Ir kaip įvertintume? Viskas tvarkoja, chloro nesijaučia, viskas yra gerai. Numeriu 1, ar ne? Jisai minkštas, jisai skanus, jisai malonus, jisai pats maloniausias. 1 yra iš čiaupo? Nepataikė, taip. Kodėl nepataikėt, negeriat čia? Geriu. Tai kuris skaniausias? Gal 1, nors jie man labai panašus visi. O 2 ir 3? Šiaip skanūs visi. Gal 1 gal užkliuvo labiau. O norit žinoti, iš kur jie ir kokie jie tie vandenys? Įdomu būtų. Jums skaniausias yra iš čiaupo. Iš čiaupo, o kiti iš ko? 2 iš lietuviško gręžinio, o 3 brangus užsienietiškas iš buteliukų pirktas. Nu va. Nustebo? Šiaip nustebau, nes aš pati iš čiaupo negeriu. O kodėl negeriat? Dėl to nustebau. O kodėl negeriat? Nežinau, mūsų vanduo pakankamai kietas. Tai susidaro tokios kaip kalkės ir tiesiog nemalonu man gerti būna. 6 iš 10 vandens ragautojų skaniausias vanduo iš čiaupo. Vienodai balsų po 2 gavo vanduo iš Lietuvos ir užsienio gręžinių. Tai nestebina geriamojo vandens kokybę visoje Lietuvoje kontroliuojančios maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų. Jie sako, turime krykštauti iš laimės, nes daugelis mūsų miestų geria gėlą ir švarų vandenį iš artezinių gręžinių. Sostinėje netgi negilūs gręžiniai yra palyginti švarūs. Švarus vanduo, jeigu jisai būtų gelsvas, tai nuo intensyvumo geltonos spalvos įrodo nitratus. Jeigu nėra net atspalvio, reiškia nėra jų. Nėra nitratų. Gręžiniuose šiaip iš vis beveik nėra nitratų. Šuliniuose, šachtiniuose tai labai būna. Būna net ir 100, ir 200, ir 3 kartus, ir 4 kartus virš šitos normos. Bet kas liečia gręžinius Vilniaus vandenų, tai praktiškai nebūna. 5% lietuvių perka vandenį buteliukais. Vakarų Europa požeminiu vandeniu pasigirti negali. Varšuvai, Berlynui, Rygai tiekiamas specialiai apdorotas vanduo iš miestų upių. Jo nerekomenduoja maistui ruošti, todėl žmonės perka vandenį buteliais. Beje, plastiko butelyje vanduo brangesnis 1000 kartų užbėgantį iš čiaupo ir gali būti kenksmingas sveikatai. Dėl šito ginčijasi tie, kas prekiauja vandens filtrais arba geria vandenį iš šaltinių. Vandens kokybės specialistai įspėja, tai nesaugu. Šiandien geras šaltinio vanduo rytoj gali būti užterštas.
Bet sostinėje jie itin populiarūs. Kalbinti miestiečiai geria jį ne vienerius metus ir sako, vaikšto sveiki gyvi. O taip semėt ir nevirintą geriat? Virinam, kodėl ne? Na, šiaip tai aišku, kartais ir atsigeriam ir nevirinta. Ir nieko? Kas sveiki, kaip matot. Geriau, maloniau gerti arbatą, maloniau gerti kavą, netgi ir sriubą išvirti, atrodo skanesnė gaunasi. Dėl to, sakau, čia tiesiog nenusakomas dalykas, reikia tą pačiam pajusti. Kazimierai, sakykit, o kodėl šitą vandenį pilat ir geriat? Kodėl ne iš čiaupo? Todėl, kad labai skani, daug yra šito visokių mineralų. Įbėgavo vanduo visą šviežia, visada šviežia viskas, ir va todėl įmam. Nu, pas mane yra kaimynas, jo ten sūnus ir dukra daktaris, tai va padarėm tokią analizę, sako, labai gerą vandą. Tai nebijot užsikrėsti? Ne, nebijom nieko. Ne mes, nei kaimynai, nieko. O gal nebegerti ir tokio vandens? Vandens kokybės specialistai įspėja, jog geriamo vandens filtruose ir tokiuose vandens buteliuose tyko mikrobai. Jeigu jų yra vandenyje, šilumoje jie dauginasi arba patenka iš aplinkos. Jau yra galimybė, kad gali ir ypač labai, kai būna kokie gripai, tai tada, reiškia, ten vaikšto aplink juos čiaudo, tas visas oras, jisai iš aplinkos, jisai patenka į butelį. Tai žodžiu, reikia nu, kada jūs pilat, tada ten tokie burbuliukai kyla į viršų. Tai tie burbuliukai yra oras, kuris iš aplinkos. Tai jeigu jūs čia čiaudo, tai tas pats oras reiškia, tam pato tie puodukai jūs dedat. Nu čia aš jūs negazdinu, tik tai, na... Sveikatos problemų sulauksite, jei vandens filtrus įrengsite namų vandens įvade. Filtrai pašalina mums reikalingas mineralinės medžiagas. O kai išvalo, tai praktiškai žmogui reikalingas kalcis magnis. Kam jį šalinti, o paskui pirkti maisto papildus, kai mes galime natūraliai gauti kalcį magnį. Jeigu nebet turi buityje kažkokią naudoja labai jau kažkokią įmantrią buitinę techniką, galbūt tada yra tikslinga, bet tada tą filtrą, tą minkštintoją statyti reikia prieš techniką, o ne visam įvade, kad sugadinti, kaip sakant, gerą vandenį. Nes, kaip suprantu, žmogus nukenčia, jeigu negauna to viso... Tai žinoma, tai kam reikia valyti visą vandenį ir vis tiek tie filtrai reikia, tas kasetės, viską reikia keisti. Tai kainuoja pinigus. Ir sveikatą. Ir sveikatą. Dar negerkime ir ypač vaikams neduokim netirto šulinių vandens. Ten daug sveikatą žalojančių nitratų bei nitritų. Jų būna negiliuose gręžiniuose. O vanduo iš miesto čiaupo bėgs sveikas ir skanus, jeigu tinkamai prižiūrėsim vandenvietės, bus nesurūdiję vandentiekio vamzdžiai, laiku valysime čiaupus. Mikrobų pas mus iš esmės vandenyje nėra, kadangi vanduo yra požeminis, jis yra iš giluminių gręžinių, tas vanduo ateina jau be mikrobinės taršos. Vienintelis mikrobinės taršos šaltinis gali būti gyventojo čiaupas virtuvėj. Jeigu jis to čiaupo neprižiūri, ten gali susikaupti kažkokių medžiagų, tie tinkliukai labai dažnai būna užsiteršę, ir tuo metu gali atsirasti ta mikrobinė tarša. Tai ką reikia daryti? Reikia truputį laikytis tvarkos. Visą vandenį nuolatos tikrina ir kontroliuoja valstybinės maisto ir veterinarijos specialistai. Tyriama, ar nėra kenksmingųjų metalų, nitritų, nitratų, chloro. Jei mėginiai blogi, vandens tiekimas stabdomas. Pernai tai nutiko tik vieną kartą, tad specialistai tvirtina, vandentiekio vanduo saugus. Prasčiausias yra šiaurės vakarų regiono miestuose, čia per daug fluoridų ir geležies. Sostiniai pasisekė, nuo seno čia vanduo bene geriausias. Iš čia, ant Avilių vandentiekio stoties, geriamasis vanduo pasiekia daugiausia vilniečių. Per parą į miestą patenka apie 40 000 kubų vandens. Visko pradžia toliau nuo miesto esančiuose 4 gręžiniuose. Iš požemio vamzdžiais atbėgusio vandens, naudojant orą, šalinama geležis ir siera, kad vanduo nebūtų rudas ir nesmirdėtų. Atbėga iš vandenčių iš gręžinių žalias vanduo ir čia vanduo pirmas sykį susijungia su oro. Čia jokių cheminių medžiagų nėra, viskas oras yra paimamas iš atmosferos, paimamas, kaip matėte, per žalius ir jisai reaguoja, praeinantį per šukasis ir čia yra paskirstimo kanalas, tuo kanalu yra paskirstami į 4 koštuvus ir čia praeina per koštuvus. 8 smėlio koštuvai iš vadinamojo žalio vandens pašalina rudą geležį ir juodos spalvos manganą. Na, ir dabar purtomės į visą šitą purtysim ir paskui atidarysim ir viskas bėgs į paplavų rezervarą. Jeigu šitą visą rudumą mes išgerdavom, sunaudodavom arba į vonės, tai dabar viską mes apdorojam. Šitą gėrį mes suvalgydavome ir išgerdavome, kol nebuvo geležies šalinimo technologijų. Apie 7 tonas atliekų per mėnesį.
Jau švarus vanduo laikomas rezervuaruose. O čia, kur justi chloro kvapas, vyksta vandens dezinfekcija. Nors pasaulyje tai jau daroma ultravioletiniais spinduliais, mūsų vanduo dar chloruojamas. O, gerit? Ne, bet kas kiek laiko tai būna? Tai jisai čia įsijungia, kaip pati vandens kiekio priklausomai. Gali ir kas minutę, gali kas pusę minutę, kas 10 sekundžių. Vytautas sako labai nedaug, kad garantuotų mikrobiologinę švarą ir tvirtina, kad tas chloras iki mūsų namų būna beveik išgaravęs. Ir viskas, vanduo iškeliauja į miestą. O mes į Sereikiškių parką, seniausią daugiau nei 100-metį veikiančią sostinės vandentiekio stotį. Čia yra muziejus, kur Vilniaus vandentiekio istorija skaičiuojama jau 500 metų. Ir laboratorija, kasdien tikrinanti mėginius iš visų miesto vandenviečių. O pavyzdžiui, būna taip, kad tu atsuki kraną ir iš tiesų vaizde atrodo bėga toks balkšvas vanduo. Tas balkšvumas tai čia daugiausia, man atrodo, yra pakliūna paprasčiausiai oro. Čia reikia įsipilti į stiklinę ir tiesiog kiekvienas gali pastebėti šitą dalyką, kad pastovėjęs vanduo, jisai tokie burbuliukai įsisklaido taip, kad... Tai kaip sakot, galima gerti vandenį iš čiaupo nevirintą? Ne tik galima, bet ir reikia. Kai Vilniečiai visą gyvenimą gėrė, aš nežinau, iš kur dabar šitą nuostatą tokia keista atsirado. Tiek norėjome Jums papasakoti šiandien. Mes susitiksime lygiai po savaitės kitą trečiadienį, bet kitų laikų 23:15. Dabar trumpai apie tai, ką matysite kitoje laidoje. Kai aš buvau maža ir staiga girdžiu žmonės šnekant, kad reikia nupjauti agurko galiukus dėl to, kad ten daugiausiai pesticidų susikaupė. Ir aš mažas vaikas galvoju, tai kodėl mes tokie idiotai, kad mes žinom, kad ten yra pesticidų ir mes daugiausia, ką darom, tai tik tai nusipjaunam galiukus. Būdamas bet kurioje pasaulio vietoje, tu gali prisijungti prie sistemos valdymo namo ir pamatysi procesus, temperatūras, jos gali reguliuoti, nustatyti.